Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 77 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie operatorius is ir as. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, mes į tėvinės klasės tipą galim išsaugoti vaikinės klasės objektą. Ir tai veiks be jokių problemų. Bet po to, kai mes norėsime ištraukti tam tikrą tipą, mes galim suklysti ir negauti to tipo. Kai mes darysime tokio tipo kastą, čia pas mus viskas suveiks ir mes gausime tikrai atgal intą, nes viduj to tipo pas mus guli intas. Bet kai mes darysime tai čia tokiu būdu, pas mus įvyks klaida, nes mes negalime sukonvertuoti string tipo, va taip, akivaizdžiai į int tipo. Mums reikia tai daryti kitokiu būdu, mums reikia parsinti, o ne kastinti, kaip mes darome čia. Lygiai taip pat klaida įvyks ir čia, nes mes išsaugojom čia long tipą ir iškart iš object tipo mes intą paimti negalim. Mes galim longą sukonvertuoti į intą, bet longą išsaugotą į object tipą sukastinti iki into mes negalim. Mums reikia daryti dvigubą kastą. Tokiu būdu. Ir tada tokios problemos jau pas mus nebus. Tada viskas suveikia teisingai, be jokių klaidų. Mes iš pradžių išpakavome tą dalyką, kas yra pakavimas ir išpakavimas dar kalbėsime, ir tik po to išpakavimo mes padarėme kastą. Ir jeigu mes žiūrėsime į operatorių is, tai mes galėsime patikrinti, ar tikrai saugomas ten tam tikro tipo elementas yra pas mus. Sukursime masyvą, kur bus skirtingų tipų elementai pas mus, ir pažiūrėsime, kaip veikia operatorius is. Mes galim praeiti pro visus elementus ir nieks netrukdo mums palyginti tipus tokiu būdu. Mes galim pažiūrėti, jeigu tipas mūsų item yra intas, tai lygus tipui into, mes žiūrime, koks yra tipas into ir čia atgal gausime kaip tik tokį dalyką kaip type, tai čia mes galim saugoti tam tikrą tipą kažkokio elemento, informaciją apie tą tipą, ir mes lyginam čia visus tuos tipus. Tai jeigu tie tipai sutampa, mes tada ir atliksim tam tikrą veiksmą. Ir jei aš paleisiu tą kodą, tai mes matysime, kad vienas tai pas mus buvo intas, dvejetas longas, trejetas floatas, ketvirtas double, penketas decimal, šešetas string ir septynetas char. O true tai pas mus buvo bool tipo reikšmė. Tai viskas kaip ir veikia, visi patikrinimai čia yra. Bet lyginti tokiu būdu ne visada yra patogu. Tai tam ir buvo sugalvotas toks dalykas kaip operatorius is, kad mes galėtumėm patikrinti tai daug paprasčiau. Vietoj tokio ilgo užrašo mes galim parašyti va tokį užrašą. Mes tiesiog rašome is ir tam tikrą tipą, kuris mums yra reikalingas. Ir tada tikrai žinosime, kad tai yra reikalingas mums tipas. Jeigu dabar aš paleisiu tą kodą, tai mes matome lygiai tą patį rezultatą. Tai tas užrašas yra daug paprasčiau negu tas užrašas, kuris buvo pas mus prieš tai. Ir kai pas mus yra tokio tipo skaičius, tai mes galim be problemų atlikti kastą. Aš tada tikrai galiu čia sukastinti tą itemą iki i ir žinosiu, kad tai pas mane yra intas ir jokio cast exceptiono aš negausiu čia. Tikrai ta programa pas mane suveiks tinkamai. Ir paleidus tą kodą mes matome, kad ten pas mus buvo tik vienas intas. Pridėsime dar vieną. Matome dabar du elementai int tipo pas mus ten buvo tame masyve. Ir kaip matote, pas mane čia atsirado warningas, kuris pasako, kad mes galim supaprastinti tą užrašą. Ir iš tikrųjų, vietoj tokio kasto mes galim iškart čia if'e parašyti. Jeigu tas itemas pas mus yra int tipo, tai tą itemą sukastinta iškart ir galim padėti čia į tą kintamąjį i. Ir vietoj tokio papildomų užrašo mes iškart čia ir patalpinsime tą rezultatą, kuris pas mus buvo prieš tai įrašytas. Ir tą i aš galėsiu čia ir naudoti viduj to if'o, jeigu man reikia. Ir kai paleidžiame kodą, matome lygiai tą patį rezultatą. Tai yra supaprastintas variantas tokio užrašo. Jeigu tipas pas mus sutampa, mes tą tipą čia ir ištrauksime. Lygiai taip pat viskas veiks, jeigu mes turėsime kažkokią hierarchiją elementų. Sukursime 3 klases, kiekviena saugos tam tikrą elementą, tai x, y arba z, ir b paveldi a, o c paveldi b.
tai C turės X, Y ir Z. Ir pabandysime padaryti čia lygiai tą patį dalyką. Mes turėsime object tipo masyvą ir čia sudėsime 3 elementus. Tai A, B ir C. Ir inicializuosime savybės tų objektų. Dabar mes lygiai taip pat su for each galim praeiti pro visus tos elementus, bet patikrinimą darysime truputį kitaip. Priklausom nuo to, kokio tipo čia pas mus yra objektas, mes išvesime arba X, arba X ir Y, arba X, Y ir Z. Paleisim tą kodą ir pamatysime tai, kad pas mus išvedimas suveikė 6 kartus. Kodėl taip yra? Nes A objektas, tas pats pirmas, jis tik yra tipo A. Bet jeigu mes žiūrėsime į objektą B, tai jis paveldi iš A ir reiškia jis irgi yra A. Mes galim objektą B tipo sukastinti iki A tipo be jokių problemų. Neakivaizdžiai išsaugoti į tėvinės klasės referenciją. Ir dėl to, kai mes turime B objektą, mes išvedam dvejetą čia ir po to su B išvedam dvejetą ir trejetą. O C objektas, jis gali būti priskirtas ir B klasės referencui ir A klasės referencui, taip pat kaip ir C klasės referencui. Ir dėl to informacija apie C klasės objektą buvo išvesta 3 kartus, tai mes išvedam X vieną kartą, po to X, Y ir po to visus 3 elementus. Tai reikia atkreipti dėmesį, kai rašysite kodą. Arba mes galim parašyti sąlygas tokiu būdu, pasakyti, kad tokiu atveju, jeigu tai yra A ir ne B ir ne C. O čia kaip tai yra B ir ne C. Jeigu dabar paleisime tą kodą, tai kiekvienas objektas buvo išvestas vieną kartą. Bet grandinė iš sąlygų daryti nelabai patogu, tai galima tikrinti pagal konkretų tipą, kaip mes darėm pirmame pavyzdėje be operatoriaus is. Jeigu mums reikalingas tik vienas konkretus tipas. Visais kitais atvejais mes galim dirbti su operatoriu is. Lygiai taip pat viskas veiks, jeigu vietoj object aš čia naudosiu A tipo klasę. Ir čia irgi parašysiu A. Mes galėsime praeiti pro visus tos elementus lygiai taip pat ir gauti tą patį atsakymą. Tai su is mes tikrinam, ar ten saugomas A tipo objektas, ar B tipo objektas, ar C tipo objektas. Ir su operatoriu is mes galim dirbti tada, kai mums nepavyksta padaryti polimorfizmą gerą. Tai perrašyti tėvinės klasės metodą tinkamai. Tai mes sukūrėme abstract klasę šiaip ir padarėme dar 3 klases. Tai pas mus yra apskritimas, pas mus yra stačiakampis ir pas mus yra kvadratas. Ir mes kiekvienoje klasėje realizavome metodą calculate area ir calculate perimeter, tam, kad galėtume paskaičiuoti vieną arba kitą dalyką tos figūros. Ir mes taip pat galėsime paskaičiuoti, kiek pas mus buvo apskritimų, kiek pas mus buvo stačiakampių ir kiek pas mus buvo kvadratų. Tarkim, padarysime taip. Sukursime masyvą iš skirtingų objektų ir paskaičiuosime, kiek kokių buvo. Sukursime kintamosius, kuriuose saugosim tą informaciją ir paleisime ciklą. Tikrinsim, kokio tipo ten yra elementas ir didinsim atitinkamą skaitliuką. Taip pat galim čia ir išvesti papildomą informaciją. Pasakysime, kad itasis objektas tai pas mus yra apskritimas arba kažkoks kitas objektas. Ir taip pat galėsime išvesti kažkokią specifinę informaciją, jeigu sukastinsim tą tipą. Tarkim, galim išvesti spindulį. Jeigu tai pas mus yra rectangle, tai mes galim išvesti aukštį ir plotį. Ir jeigu tai kvadratas, tai mes galim išvesti tik vieną kraštinį. Na ir pabaigoje galim išvesti plotą ir galim išvesti perimetrą. Ir kai paleidžiame tą kodą, tai ir gauname informaciją apie kiekvieną iš tų objektų. Ir pabaigoje galim išvesti dar ir kiek kokių objektų buvo. Tai va taip gali būti taikomas operatorius is. Ta patį dalyką mes galim perrašyti ir naudojant switch. Padarysime čia tarpą. Mes čia galim perduoti tam tikrą objektą ir žiūrėti. Tokiu keisu, kai tai pas mus bus apskritimas, mes sukursime tą apskritimą ir su tuo apskritimu atliksime tam tikrus veiksmus. Jeigu tai pas mus yra stačiakampis, tai mes padarysime tam tikrus veiksmus su stačiakampiu. Jeigu tai pas mus yra kvadratas, tai mes padarysime tam tikrus veiksmus su kvadratu.
Ir čia galim išvesti paskaičiuotą plotą ir perimetrą tam tikros figūros, jau taikant polimorfizmą. Tai su switchu tas dalykas irgi veikia. Čia neakivaizdžiai mes rašome is shape is circle ir tada atliekam tos veiksmus. Ir mes gauname lygiai tą patį atsakymą, kuris pas mus buvo ir prieš tai. Taip veikia ne tik tokio tipo switchas, bet ir kitoks switchas. Mes galim sukurti masyvą shapeNames, paleisim ciklą for ir pagal tam tikrą indeksą įrašysim atitinkamą pavadinimą. Tai žiūrime, kokio tipo pas mus yra objektas. Jeigu tai pas mus yra circle tipo objektas, tai mes ir grąžinsim pavadinimą circle. Jeigu tai yra rectangle, tai mes atiduosime rectangle ir taip toliau. Jeigu nežinome, kokio tipo ten pas mus buvo objektas, tai įrašysime unknown. Ir po to galim išvesti visus pavadinimus. Ir kaip matome, tikrai pavadinimai yra teisingi. Tai tokio tipo switchas pas mus irgi veikia. Ir mes galim rašyti čia norimą tipą. Ir jeigu reikia, net galim atlikti castą ir atlikti tam tikrus veiksmus. Ir dabar net daugiau informacijos matome apie tą objektą. Tikiuosi dabar jūs suprantate, kaip veikia operatorius is. Ir atėjo laikas pakalbėti apie operatorių s. Operatorius s yra naudojamas rečiau negu operatorius is, nes su operatoriu is mes galim pakeisti funkcionalumą operatoriaus s. Tarkim, jeigu mes turėjome kažkokį stringą ir norėjome jį sukastinti, tai tokio tipo kastas pas mus suveiktų teisingai, jeigu ten tikrai pas mus būtų stringas, bet jeigu ten ne stringas, o kažkoks kitas tipas, tarkim, pasakysime, kad penketas, tai tada įvyksta klaida invalid cast exception. Ką daro operatorius s? Jis leidžia mums sukonvertuoti tą dalyką ir atiduoda null, jeigu ten pas mus ne string tipo elementas, o kažkokio kito tipo. Tai dabar mes gauname tiesiog null ir nieko neišvedam į ekraną, nes ten tikrai pas mus yra null tipo objektas. Galim padaryti dar taip. Tai tada matysime, kad ten tikrai pas mus yra null, bet jeigu mes rašysime kažkokį stringą, tai tada matysime, kad ten tikrai yra string tipo objektas. Ir kaip suprantate, tas s operatorius veikia tik su nullable tipo objektais. Jeigu aš pasakysiu, kad čia pas mane bus intas ir pabandysiu tokiu būdu ištraukti intą, tai pas mane įvyks klaida, nes int tai non-nullable tipas. Mes negalim į intą įrašyti nullą. Taip mes negalim padaryti. Kaip mes galim ištaisyti tą dalyką, tai pasakyti, kad tas intas bus pas mus nullable intas ir mes konvertuosime iki nullable into. Tada viskas pas mus suveiks be jokių problemų ir mes tikrai išvesime tą dalyką. Ir jeigu ten pas mus ne intas buvo, o kažkoks kitas tipas, tai mes išvesime tiesiog nulį. Paleidžiam tą kodą ir matome, kad pas mus yra išvedamas nulis. Bet jeigu aš vietoj stringo parašysiu kažkokį skaičiuką ir paleisiu tą kodą, tai bus išvestas būtent tas skaičius, nes mes gavome čia ne nullą, o tam tikrą intą, kuris pas mus buvo. Tai jeigu mes norime naudoti operatorių s su struct tipais, tai bet kokią struktūrą čia parašyti, ta struktūra pas mus turi būti su klaustuku, tai reiškia nullable tipo struktūra. Bet daug geriau vietoj tokio dalyko tiesiog pritaikyti vieną ifą su operatoriu is ir tada iškart atlikti castą. Paleidžiam dabar tą kodą, tai ir vienas ir kitas suveikia teisingai. Bet jeigu aš čia pasakysiu, kad tai pas mane ne intas, o tarkim long tipo reikšmė, paleidus tą kodą mes matysime, kad tai pas mus ne integeris ir tas kodas net nesuveiks. Mums čia nereikės daryti patikrinimo, ar tai null, ar tai ne null. Dėl to stenkitės vengti s operatoriaus ir dažniau naudoti vietoj jo is operatorių. Dabar jūs žinote, kaip dirbti su is ir s operatoriais, žinote skirtumų tarp jų ir žinote, kur galima tos operatorius pritaikyti. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.